Druskininkuose duris atvėrė po rekonstrukcijos nepažįstamai pasikeitė sanatorijos Belorus baseino, pirčių bei purvo gydyklų kompleksas, kuris dar labiau išplės kurorte teikiamų paslaugų spektrą. Я думаю, что и не только нашим сотрудникам, но и жителям города, и гостям, которые приезжают со всех стран. Manome, kad naujas objektas patiks ne tik mūsų darbuotojams, Druskininkų gyventojams, bet ir iš viso pasaulio atvykstantiems svečiams. Norisi, kad jiems patiktumėme čia teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamomis kainomis. Dabar sunku žmonės nustebinti, ypač Druskininkuose, kur puikiai išvystyta miesto infrastruktūra. Bet tikimės, kad užimsime tinkamą vietą tarp kitų kurortinės paslaugas teikiančių įmonių. Tai atnaujintas objektas, naujas mūsų požiūris į gydymą. Čia yra baseinas su 3 sportinio plaukimo takeliais, poilsio zona, gydykla, saunos. Taigi kviečiame visus. Поэтому приглашаем всех гостей и жителей города Друскинка и к нам в гости. Renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas prisiminė, kad dar prieš 12-13 metų būtent į šią sanatoriją buvo kviečiami kurorto svečiai. Na būtent prieš 10, jau dabar sunku net ir prisiminti, gal prieš 12 metų būtent Baltarusijos sanatorijos šiame korpuse buvo renovuotas ir įrengtas baseinas. Ir prisimenant Druskininkus, kaip Druskininkai atrodė prieš 12-13 metų, kai mes kviesdami svečius tiesiog neturėjome ką pasiūlyti tuo metu, tai tas baseinas tuo metu mums buvo kaip tokia savotiška žvaigždė, kregždutė, kur galima buvo jau bent šitą pasiūlyti mūsų svečiams. Na ir be abejo, šiandien matant renovuotus baseinus, matant renovuotas gydyklas, matant renovuotą visą patį pastatą, tiek iš išorės, tiek iš vidaus, su papildomomis procedūromis, kaip jūs žinote, anksčiau Baltarusijos sanatorija naudojosi miesto centrinių gydyklų paslaugomis, kalbant apie purvo procedūras, mineralinio vandens procedūras. Šiandien dieną jau ši sanatorija turi savo gydyklas, kur šias procedūras teiks jau savo namuose, savo kieme. Be abejo, tai papildomos paslaugos, tai papildomi srautai žmonių, na ir tam tikra konkurencija, kuri labai reikalinga, tam, kad paslaugos kokybė atitiktų kainą, atitiktų tą patį pasiūlymą. Ir tikrai man labai džiugu, kad žmonės nesustoja ant tų laurų, kurios būna pasiekę, o juda į priekį. Yra papildomos investicijos, papildomos darbo vietos ir papildomas objektas Druskininkuose. Sanatorijos Belorus baseino ir pirčių bei purvo gydyklų komplekso rekonstrukcijos darbai truko metus ir 2 mėnesius. Nuo šiol lankytojų laukia šiuolaikiška 3860 m2 vandens ir pramogų erdvė, kurioje yra 25 m ilgio plaukimo baseinas su mineraliniu vandeniu, 2 sūkurinės vonios. Galima pasimėgauti povandeninių srovių masažais. Sanatorijos 6 pirčių komplekse veikia pirmoji Druskininkuose Himalajų druskų pirtis.